Sveiki, aš esu Lukas iš Riedis LT ir šiandien parodysime, ką galime nustatyti VSET paspirtukų displėjaus nustatymuose. Taigi, tai yra visiškai naujas VSET paspirtukas, palaikome pliusą ir minusą vienu metu ir įeiname į vidinį meniu. Pirmas yra ekrano šviesumas, palikime nustatymą didžiausią 3. Antras yra kilometrai arba mylios, palikime kilometrus. Antras yra voltai, 48 voltai, 52, priklauso nuo jūsų paspirtuko baterijos voltažo. Taigi, jeigu nustatysite per daug voltų, baterijos tiesiog rodys neteisingą lygį. Paliekame 48 voltus, nes šis paspirtukas yra 48 voltų. Ketvirtas yra, po kiek laiko išsijungs displėjus. Jeigu nieko nedarysite ir tiesiog paspirtuką paliksite. Tai paliekame 5 minutės. 5 yra rezervinė funkcija. 6, 8,5 tai yra coliai. Jeigu juos išreguliuosite, paspirtukas rodys neteisingą ridą ir greitį. Tad palikime 8,5. 7 yra variklio magnetų skaičius. Taip pat, jeigu juos išreguliuosite, paspirtukas rodys neteisingą greitį ir ridą. 8 yra paspirtuko gale. Tad 100% yra nustatyta, jeigu norite, kad paspirtukas važiuotų silpniau, galite tos procentus pamažinti. 9 yra paspirtuko startas. Jeigu yra 0, važiuoja iš vietos, jeigu yra 1, važiuoja atsispyrus. Na, nustatykime vienetą. 10 yra rezervas, 11 yra EABS, tai reiškia, kiek paspirtuko variklis padės stabdyti jūsų mechaniniai stabdžių sistemai. Optimalus galbūt yra 2. 12 yra paspirtuko aštrumas, kaip jis startuos iš vietos. Šiek tiek pamažinkime iki 4. Tai padės ir jūsų baterijai. 13 yra rezervas, 14 yra rezervas, 15 yra undervoltažas arba prie kiek voltų baterija išsijungs. Kad tausoti bateriją galima truputėlį padidinti. 16 funkcija yra paspirtuko rida. 17 funkcija yra autopilotas. Jeigu vienetas autopilotas įjungtas, jeigu 0 autopilotas išjungtas. Siūlyčiau palikti ant 0, nebent jums patinka, kai paspirtukas atleidus gazą važiuoja pats. Na, jeigu kelias sekundės važiuosite vienodu greičiu, paspirtukas atsimins ir važiuos tuo greičiu ir jums nespaudžiant akseleratoriaus. Na, man asmeniškai tai nepatinka. 18 funkcija yra NFC kortelių pridėjimas. Jeigu norite pridėti kortelių, palaikykite pliusą ir tuomet galima pridėti naujas korteles nuo 1 iki 10. 19 funkcija yra rezervas, 20 taip pat jos neišeis pakeisti. Tai yra vidinė funkcija. Ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu turėsite daugiau klausimų, kreipkitės į riedis.lt. Iki.